Nuo pat pradžių, jeigu tai pradėti, tai maždaug prieš 100 metų, daugiau negu 100 metų, kai buvo vystoma šita aikštė, visa aikštės periferija buvo apželdinta liepomis. Ir tie augalai buvo susodinti ir per tą 100 metų laikotarpį ne visi augalai išgyveno būtent va šitoj pusėj. Ir kai vyko Gedimino prospekto rekonstrukcija, mes jau tada teigiam, kad ir architektam, ir jau tiem rangovams, kurie tai vykdė, kad tie augalai neišgyvens. Ir jiems buvo ženkliai, kardinaliai sumažinta ta gyvybinė erdvė dirvoje. Projekto metu, kai projektuojamas yra trinkelės, yra projektuojamas šulinėliai, va, pavyzdžiui, šitoj vietoj, yra specialūs švirkštai, kurie po spaudimu įveda įvairiuose lygiuose trąšas, augalui suteikia energiją. Tai aišku, reikia daryti reguliariai, tai turi būti numatyta biudžete miesto ir čia tokio dalyko nėra numatyta, tiesiog, nenumatyta. Tai va, irgi, ką noriu pasakyti, va tas medis, žmonės per savo nežinojimo pūdo, jisai kiaurai perpuvęs, apkrova yra didelė, aišku, bet jisai dar pilnas yra jėgų atlaikyti. Kiek jis turi šaknyno, teoriniam lygyje. Tai imamas skersmuo augalo ir dauginamas iš 15. Spindulys gaunasi 15 skersmenų. Tai jeigu čia mes turime dabar apie 70 skersmuo, tai dauginam iš 15. Nu ir paskaičiuokite, kiek čia gausis. Labai paprastai. Maždaug lygiai čia. Teoriniam lygiai, teoriniam. Bet kadangi čia vis tiek vykdomi buvo darbai, mūsų senelių, mūsų tėvų, kiekvieni darbai, laido pravedimas, apkapojo, dviračio takų atlikimas, jam irgi padas yra didelis padarytas, viskas tas yra šaknų kapojimas. Tai va čia irgi nebuvo uždėta kamieno apsaugos priemonės, neapsaugotas kamienas nuo pavasarinio perkaitimo. Nu, perspektyvoj, o gaunasi tas vaizdas, kuris dabar čia yra. Dažniausiai pirkėjai dėl lėšų stygiaus ar dėl neišmanimo, ar dėl skubėjimo, tiesiog užleidžia augalą ir augalas yra santykinai jaunas būdamas, pasmerktas, vėl, kančioms. Jauni žmonės dažniausiai vėl mato tą išorę, nemato giluminius, esminius dalykus. Kaip pasiekti, kad tokią žalią naudą, arba grožį akims, kaip pasiekti, kad tai viskas nebūtų vienadienis reiškinys, o ilgalaikis reiškinys. Vėl grąžinti gamtą į miestų sąlygas. Kur įmanoma sodinti augalus, nebūtinai medžius, tu suprasi, kad nors čia tokia minimaliam lygyje tu gali ir sau suteikti džiaugsmą, nes tai vėl gaunasi toks betarpiškas ryšys.